Paspausk mygtuką subscribe ir pirmoji gauk galimybę išvysti visus mano video blogus. Kurkime makiažo receptus kartu. Labas, užeik. Olesa, ar sportuoji? Jeigu skaitosi sportų ilgi pasivaikščiojimai ir riedučiai, tai sakyčiau, kad taip. Kokia tavo kasdieninė geros savijautos formulė? Gera nuotaika, šypsena ir puikus kolektyvas. Kada spėjai apsitvarkyti namus? Dažniausiai niekada. Pasakyk bent vieną dalyką, kurį išgirdę apie tave žmonės nustebtų. Aš manau, kad tikrai nustebtų išgirdę, kad norėjau šokti gatvės šokius. Jeigu tau duočiau dramblį, kur namie jį paslėptum? Garderobiniai. Jaučiu netilpta. Jeigu būtum sausainis, tada kokios rūšies? Aš tik disko sausainis, tai žinau. Labai juokingi klausimai, negaliu. Ar vaikštai naktimis? Ne, nesu. Kas tie lunatikė? Ne, nevaikštau. Katės ar šunys? Ir kodėl? Šunys, katės gražios, bet jos nemeilios, o šunys meilus. Man patinka meilus žmonės ir gyvūnai. Olesa, ką galima rasti tavo knygų lentynoje? Knygas. Iš tikrųjų įvairias knygas, nuo psichologijos iki vadybos, grožinės literatūros, bet labiau mėgstu skaityti galbūt netgi verslo knygas negu romanus. O kokią knygą šiuo metu skaitai? Vienu metu dažnai skaitau gal net kelias knygas, bet dabar jau keletą mėnesių mano rankose yra knyga Gyvenimas miške. Kažkada ofise pasakiau, kad norėčiau išvažiuoti tą mišką, pagyventi, matyti dėl to ir gavau šitą knygą. Tai bandau ją įveikti iš tiesų, nes labai sudėtinga knyga. Kokią knygą nusipirkai, bet niekada nebaigiai skaityti? Nusipirkau prieš gal 5 mėnesius, kai darėme fotosesiją. Tai yra broliečių fotosesija ir labai tiko Grėjaus knyga, tai ir kelionę vežiausi ją visur. Tai kaip ir sakiau, aš romanų nelabai skaitau, tai va tiek ir perskaityta. Pusryčiai svarbiausias dienos maistas. O koks Olesa tavo pusryčių receptas pats mėgstamiausias? Iš tikrųjų, mes pusryčių labai retai kada spėjame pavalgyti, tai dažniausiai tai būna sūrelis arba tai, ką randi savo šaldytuve, kiaušinienė. Tiek. Gal galėtum praverti savo šaldytuvo duris? Aš nemanau, kad čia kažką daug rasime. Salotas, sūreliai. Nereikia. Kokį rūbą iš savo rūbų spintos vilki dažniausiai? Dažniausiai renkuosi palaidinės. Jos tinka tiek prie kelnių, tiek prie džinsų, tiek prie sijonų. Ir pasirenku dažniausiai gal juodos spalvos. Tai tinka dažniausiai mano darbui. Kaip dažnai tvarkaisi savo spintą? Kai atrandu tam laiko. Retai iš tikrųjų, bet kartą per mėnesį, jeigu labai jau sujaukta yra, tai išdėlioju viską pagal spalvas, nes taip lengviausiai atrandu tinkantį savo drabužį, tai atitinkančiai nuotaikai. Tai nežinau, vieną kartą mėnesį. Kokį rūbą turi įsigijusi jau ilgą laiką, tačiau niekada dar jo nesi užsidėjusi? Gal ne ilgą laiką, bet man padovanojo labai gražią suknelę. Tai ne per ilgiausiai dar ją turiu, bet manau, kad greitų laikų tikrai užsidėsiu ją, esant progai. O kaip dažnai atnaujini savo garderobą? Dabar stengiamės gal su įvaizdžio dizainerė kas sezoną tai daryti, nes kažkokių naujų drabužių tai visą laiką ateina, kažkas tendencinga, madinga, tai norisi kažko pasipildyti. Tai jo, tai kas sezoną, prieš sezoną. Šiaip nemėgstu parduotuvių, bet kai reikia, tai einu.